Sveiki. Noriu pašnekėti apie šitą tokį saviugdos keliu einančių žmonių bandymą pabėgti iš sociumo. Gal esu kažkada kalbėjęs, bet vis sutinku žmonių ir vis atrodo, blemba, kaip taip nematyti šito dalyko. Aišku, aš pats nemačiau ilgą laiką ir dabar gal nematau dar daug dalykų, bet kažkaip iš šono žiūrint, atrodo gerai matosi. Taip dažnai turbūt būna, ne? Kad kitiem gerai matosi iš šono dalykai. Tai aš noriu pasakyti apie, pavyzdžiui, tai, kad, tarkim, sako man, man nepatinka miesto triukšmas, arba tenais, aš negaliu tokio dalyko, ten vaikų triukšmas, ten dar kažkoks, aš labai ten jautri ar jautrus. Ir priima tai kaip kažkokią konstantą, kad tai negali keistis. Reiškia jautrus, tai buvo, taip yra, tai bus, niekas nesikeičia ir čia kaip... Ir dar bando, kad tą jautrumą, nebandyti kažkaip iš to išeiti, bando, kad apibrėžti tai kaip kažkokią specialią ypatingą savybę žmogaus. Aš jautrus garsam. Ir taip ir bus. Ir dėl to bėgu nuo visų ir visada ir dėl to nesu laimingas, bet nieko tokio. Tai ką aš noriu pasakyti, kad viską galima keisti gyvenime. Viską iš tikrųjų galima keisti. Vienaip ar kitaip. Tai nereikia vis pirma įsimylėti savo ydų. Nes, jeigu kažkas man trukdo gerai gyventi, būti laimingam, tai nėra gera savybė, tai yra kažkokia yda, kažkokia problema, kurią galima spręsti. Labai retu atveju galbūt negalima, arba tenai galima išspręsti kitokio lygio, kad, bus vis tiek faina. Tai, kaip sakyti, tas ėjimas saviugdos keliu žmonės labai apsiriboja dažnai. Ar tai, kaip sakiau, bėga nuo kažkokio nekomforto, ten kažkam triukšmas, kažkam daug žmonių, kažkam tenais, ten tie žmonės tik apie pinigus galvoja, arba ten tie žmonės, ten trečią, ketvirtą. Ir kas tada gaunas, kad apskritai, gaunas, kad bėgam nuo šitų dalykų ir tada žmonės šneka, nekreipkite dėmesį šalia. Ir, kuo daugiau taip atrandam dalykų, ką mes jautrus, tuo mažiau lieka vietų, kur galim nueiti, kur galim nuvažiuoti, su kuo galim kalbėti ir taip toliau. Tai aš netgi esu daręs ir darau dabar sąmoningai einu į kažkokį tiesiai dalyką, kuris man nepatinka. Pavyzdžiui, būnu su kuo garsesniais žmonėmis. Į tokią vietą, kur maksimaliai būtų garsiai viskas, nes aš irgi jautrus tiem garsam, bet nesistengiu tam jautrumui manęs nugalėti, taip sakykime. Bandau nepadaryti, kad tas jautrumas mane valdytų, nes pat kiek žinau pavyzdžių, kur antiek susijautrina žmonės, kad jie jau ten nieko nebegali, jau ten jautrenybės, žinai. Ir einu tiesiai šviesiai į tą dalyką, kur man tenai nekomfortas būnu ir aš pabuvęs ten, aš išeinu iš tos erdvės, aš būnu laimingas, kad aš išėjau iš ten. Vienas dalykas. Kitas dalykas, jaučiu, kad pakilus tolerancijos riba stipriai. Ir kuo daugiau pabūnu tam nekomforte, mano įprastas gyvenimas tampa visiškas komfortas, džiaugsmas, laimė. Tai aš netgi skaičiau specialiai, reguliariai reikia išeidinėti iš to komforto, eiti ten, kur nepatinka, negera, nemalonu. Kaip treniruotę tai daryti, tam, kad visas kitas dalykas, ką mes darom gyvenime, būtų malonus. Nes tada nukris tai, kas nemalonu, liks tai, kas malonu. Tai žodžiu apie tą jautrumą, apie dar kažką. Kiekvienas esam kažkam, bet tai yra tiesa, kad tie žmonės, kas jautrus, jie labiau eina į tas saviugdos kažkokį kelią ir ten jų daugiau sutinkam ir ten visokių keistenybių yra. Bet tiesiog mintis tokia, kad neatsiriboti ir neiškelti savo kažkokios savybės, kuri realiai yra problema ir trukdo kaip gerą dalyką ir ten susitapatinti su tuo kaip kažkokiu dalyku, kur gyvenime nesikeis ir visada taip ir bus, o gal net ir dar blogiau ir dėl to visi aplink mane ten šokinėkit ir pritaikykit man aplink sąlygas, kad tik man vienam būtų geriau. Tai va. Iki.